Sveiki. Kaip matau, žiūrite mano laidą. Tai mano kanalą. Jau net 13 prenumeratų. Matau, kad kur įdėjau trispalvę skirtuką, 15 peržiūrų, džiaugiuosi. Žiūrėkite. Tai kaip žadėjau nufilmuoti 2 skirtukus. Su svarstykliu ir kaskopu ir trispalve. Man tai, į akį krenta tai šitas, o labiausiai tai tas juodas, ryškus žalias, tai vat, o tą, kur matote, jau neturiu garanto, kada baigsiu, tikrai planai yra, o šiaip aš esu užimtumo kito turiu, tai kai turėsiu laisvo laiko, tikrai bus, negaliu kada garantuoti, kada bus, tai, kaip sakyti, žadėti negaliu. Tai jeigu ką, ten praeitoje laidoje, praeitoje video, ką žadėjau, tai atleiskit, biškį perdėjau. Tai vat, kaip žadėjau 2 skirtukus nufilmuoti, kad trispalvė širdelė ir svarstyklių girstukopas. Tai vat, tai tą žadėjau, tą ir darau. Tai vat, tai ir žadau, ką žadėjau, tą ir darau. Tai vat, kaip sakyti, šitas man yra gražiausias, kur trispalvė mūsų, Lietuvos trispalvė, mūsų mylima lietuvėlė, mūsų gražioji tėvynė. O apie šitą šnekant, irgi gražu, tu nieko, nei žodžių, nei atimsi, nepridėsi. Tai vat, tai kaip sakyti, labai gražu. Man džiaugiuosi, jeigu dar kartą žiūriu. Žadu ir kitą projektą ir, neturiu apsiverti kitais darbais. Atleiskite žmonės, žiūrėkit, kiek įdėjau ir bus video, kiek įkelta, tiek, žinokit, atleiskit dar kartą. Pasikartosiu 2 kartus per tą patį, gal negražu kartuoti tą patį per tą patį. Tai va, tai aš norėčiau padėkoti, kad mano žiūrite video, prenumeruojat kanalą. Davai pakomentuokit bent vieną komentarą apie kažką, apie kokius skirtukus, apie kokį ten, kaip Vilmos padėkliuką. Aš šitą nemoku, gal kažkada išmoksiu. Moku iš kitokių darbelių. Tos va, kurį paveikslas būtų pirmas, o antras dar į pradžią, gal ir nežadu. Žadėti negaliu, nes negalim prisižadėti, nes paskui prisižadėsi ir neištesėsi, tai tau kanalo, kaip sakyti, aš jau nuo praeito to, kur pasakojau, žodžiu, nuo to reitingai mažėja. Tai va, tai ne reitingai, o kaip sakyti, žiūrėjimai mažėja. Tai va, tai grįžtant, ne apie tą temą vildenant, kaip sakyti, grįžtant prie skirtukų, mano skirtukų rankų darbo. Aš pats darau šitos skirtukus darbovietį savo, gaminu visokius rankų darbo darbelius, kaip matot pavadinimą. Tai va. Oi, atsiprašau, atvirkščiai laikau. Tai va. Tai sakyti laikau. Man joje yra gražus, fantastiški, tokie skoningi, gal kam ir neskoningi,
Tai va, tai labai prašau kantrybės, dorybės. Mano kanale aš neturiu kada čia tokiais kasdien kelt ir kas rekarčit galiu įkelt, ir kas rekarčit galiu įkelt tokius video. Tai vat, tai prašau žiūrėkit, džiaugiuosi, kad žiūrit mano kanalą. Bus ir vienas naujas, gal nufilmuosim, ir žadam irgi gal įdėsim. Tai vat. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrit mano kanalą, prenumeruojat mano kanalą, tai reklamuokit, kol matau dar tokią naują planą, gal ir išeis, gal neišeis, kur tada, kur vėjo malūnėlis, tai bus ateity, žadu padaryti, gal ir šį, ir prenumeruokite kanalą, rašykit komentarą, laikykit, spauskite. Ačiū už jum ten, atsiprašau, ten kažkas išėjo. Tai vat, gero žiūrėjimo jum. Iki pasimatymo.